Atvykus vos į 20 km nuo Kauno nutolusią gyvenvietę, laikas sustoja. Mašinų gausmą pakeičia lig šiol negirdėtų paukščių giesmės, o įkvėpto oro gurkšnis nustebina savo gaivumu. Tarp pušų pačiame miške įsikūrusi Kulautuva pakeri nuostabių gamtos šydų, o apsilankius pirmą kartą tampa aišku, kodėl didmiestyje dirbantys žmonės pasiryžta išvažiuoti anksti ryte ir vis vien po sunkios darbo dienos sugrįžti. Viskas labai paprasta. Kulautuvos burtai pakeri kiekvieną. Kulautuva pati savaime yra turbūt viena iš geriausių vietų. Ypač gyventi, ilsėtis, praleis laisvalaikį Kulautuvoje. Turime daug viešųjų erdvių, kurios yra pritaikytos iš tikrųjų gyventojų tokiem poreikiam. Galime ir sportuoti, ir pasivaikščioti. Ir dabar dėkingas laikas mėlynių prisirinkti ar grybų paieškoti. Praeitais metais buvo atidarytas Kulautuvos karjeras, paplūdimys. Tai iš tikrųjų tai vieta, kur daug sutraukia didelius srautus žmonių. Žinoma, jeigu oras geras. Kulautuva garsi dėl visoje Lietuvoje žinomo bardų festivalio Akacijų alėja, tačiau puikiai geografinė vieta suburia ir nemažai ekstremalaus sporto mėgėjų. Šiai dienai tai yra galima dviračiais pasivažinėti po Kulautuvą, po mišką, nes ypač tikrai mūsų Kulautuvos mišką pamėgiai yra kalnų dviračio sporto aistruoliai, tai kiekvienais metais jie organizuoja po keletą renginių, susirenka daug tikrai žmonių ir jeigu kulautuviškis eina po Kulautuvą ir sako, iš kur čia tų dviračių tiek, tai jau žinokit, kad tikrai vyksta renginiai, jiem labai patinka, kaip aš sakau, kalnų, nes vietovė yra labai dėkinga tokiam pasivažinėjimui. Toliau dabar net galvoju, būtent, kaip minėjau, kad karjeras tai yra vieta, kur irgi gali pabūti, bet kad būtų kažkokios pramogos, atrakcijos, tokių vietų nėra, žinokit, pas mus, nes tiesiog mūsų miestelis, žmonės labiau orientuojasi į tą tokį poilsį, negali sakyti, kad pasyvų, nes kaip minėjau, tai vis tiek ir dviračiais pasivažinėti ir pasportuoti su įrengtais treniruokliais gali ir pabėgioti. Seniūnė teigia, kad kulautaviškius galima suskirstyti į dvi pusės – naujieji ir senieji gyventojai. Pastariesiems gyvenimas puikus toks, koks yra, o ir į didelės permainas žiūri kryva akim. Naujieji gyventojai arba jaunos šeimos dažniausiai atsikrausčiusios iš didmiesčių ieško naujovių bei siekia visus patogumus, kurie randami mieste, perkelti į kaimą, tiek vietos infrastruktūrą, tiek kultūrinį gyvenimą. Jis gan spalvingas. Mes turime nuo mažų šventelių bendruomenės pamėgtų iki didelių švenčių. Tokia kaip ir mūsų vizitinė kortelė mūsų Kulautuvos renginių, tai yra bardų festivalis Akacijų alėja, kuris jau šiemet nuskambėjo 15 kartą, į kurį suvažiuoja visa Lietuva ir net iš užsienio, buvęs yra ir tarptautinis. Mūsų pasididžiavimas yra nuo 53 metų Kulautuvai vykstanti Kauno rajono dainų šventė. Poreikis šventėms renginiams, kaip ir visose bendruomenėse, yra labai didelis. Vienur tuom užsiima tam tikri darbuotojai, o Kulautuvoje viskas gimsta bendrom jėgom. Tai, ką darom nuoširdžiai ir mums pavyksta pasibelsti žmonių širdis, jie ateina, jie būna. Smagiausi renginiai būna, kai viską darome kartu. Labai yra gera bendruomenė, ir kurią aš labai didžiuojuosi, labai myliu. Atsiranda aktyvių žmonių, tai moteris susiorganizuoja šokti, tai pas mus vyksta linijiniai šokiai. Yra tokia mūsų labai šauni mokytoja Odeta Burneikienė, kuri sportuoja su moterimi, aerobiką. Dabar visai neseniai atsirado dar viena šokėja, kuri pilatesą, nauja čia tokia aerobikos rūšis, sporto rūšis ir sportuoja miške. Žodžiu, labai užsiiminėjom sveika gyvensena. Susibūrė vaikų popchoras dėka mokytojos Giedrės, net iki Laumės juostos važiuojam jau trečius metus turbūt, į Laumės juostą, kur yra šaunus respublikinis vaikų festivalis. Kas dar pas mus? Yra vyrų ansamblis labai šaunus.
Tiesiog, kas mums tada tuo momentu norisi, kas mums tuo momentu reikalinga, tai ir susigalvoja. Jau 10 metų Kulautuvoje gyvenanti jauna moteris teigia, kad pirmiausia ją patraukė gamta, o paskui žmonės, kurie pasak pašnekovės čia yra išskirtiniai. Nuoširdus, tikri ir turbūt čia vyrauja ta tokia smetoniška inteligentinė dvasia, tokia sakyčiau. Čia visi tokie, sakykime, inteligentai. Kulautuva suteikia ligoniams galimybę jaustis sveikesniems. Dėl gryno oro ši vieta yra ideali sanatorijoms. Sakoma, kad pušis gamina deguonį, kurio taip trūksta plaučių ligomis sergantiesiems. Neatsitiktinai tuberkuliozės sanatorijos teigiamas ten, kur grynas oras, saulėta ir sausa. Pušynais čia džiaugiasi ne tik ligoniai, bet ir miestelio svečiai ir gyventojai, o atėjus vasarą galima pasirinkti ir miško gėrybių. Mėlynės renka, avietės, žemuogės bei grybus labai intensyviai renka, kaip nuo pat pradžios tik tai prasideda uogų sezonas, uogas renka, mėlynės ir vietiniai Kulautuvos žmonės taip pat yra atvažiavę iš Kauno. Kulautuvos miškas yra pritaikytas rekreacijai. Atvykę turistai turi progą ne tik šiaip pasivaikščioti, bet ir apeiti specialias trasas. Tai poilsiavietės, 6 poilsiavietės įrengtos, 1 poilsiavietė įrengta žmonėms su negale. Taip pat kartu su Kauno rajono savivaldybė įkurtas yra sveikatingumo pėsčiųjų ir dviračių takas, kurį labai stipriai propaguoja šiaurietiško ėjimo entuziastai. Girininko pareigas einantis Tomas Valiauskas tvirtina, kad šiuose poilsiavietėse bei visoje miško teritorijoje darbų netrūksta. Kirtimai miško parenkami palei miškotvarkos duomenis, atliekami apmatavimai, paskui želdinimo darbai plynose kirtavietėse. Atželdama yra pavasarį miškas, irgi viskas reglamentuota, kokia medžių rūšis, kaip ką atsodinti, viskas pritaikoma. Tai to darbo tai ganėtinai nemažai, taip pat priešgaisrinė apsauga. Žiemą pagrinde vykdomi yra kirtimai žiemos metu ir medienos realizavimas vykdomas ir ištisus metus. Ir sanitarinės apsauga, miško apsauga vykdoma žiemos metu irgi, ta prasme, kertamų medžių parinkimas kirtimams. Kulautuvos miške lankytojų sulaukiama ištisus metus. Žinoma, didžiausias antplūdis pastebimas per didžiausias šventes. Pavyzdžiui, akacijų alėja metu suvažiuoja lankytojai iš visos Lietuvos. Gali apsilankyti ir lankosi, skambina telefonu, ar galima rezervuoti vietas. Miške rezervacijos tokios kaip ir nėra. Girininkas ar girininko pavaduotojas gali tik tai nukreipti ir parodyti, kurią tinkamesnę poilsiavietę įsirinkti, bet ir viskas yra nemokamai, nes žmonės net klausia, kiek kainuoja miške atšvęsti vaiko gimtadienį ar kažką, tai net kartais nustembi pats, nes yra valstybinis miškas ir jisai skirtas tiek žmonėms, tiek ir visiems žmonėms skirtas. Kulautuvos miškas, žmonės ir pati atmosfera buvo ir yra ypatinga. Tačiau nuo ko kilo miestelio pavadinimas tiksliai nėra žinoma. Liaudies etimologijoje jis siejamas su kultuve. Pasakojama, kad nuo seno moteris Nemune triukšmingai velėdavo skalbinius. Vienas didžiausių Lietuvos kardiochirurgų akademikas profesorius Jurgis Brėdikis jau 50 metų neįsivaizduoja šiltų vasaros dienų praleistų kur kitur nei Kulautuvoje. Su žmona kiekvienais metais atvažiuoja pasidžiaugti ramybę, o atšalus orams bei įsibėgėjus rudeniui keliauja atgal į miestą. Gyvenu miške. Išlipus iš automobilio iš karto įkvepiu orą ir tikrai jauti, kad kitoks oras.
O šiandien, pavyzdžiui, yra dar, jeigu jūs pajusite tai, ko žmonės nepastebi. Mato medžius, mato gėlės, bet giliai įkvėpus iš pievų ateina kvapas. Tai jeigu jūs dar važiuosite link to vadinamo karjero, tai ten dabar žydi pievas ir iš ten iki čia ateina nuostabus kvapas. Tai niekur apie Kulautuvo kalbant niekas neprisimena arba nejaučia, kad yra puikus kvapas, be abejo, pradžioje žydi alyvos, jazminai, bet pievų kvapas yra labai ypatingas. Tad aš to džiaugiuosi, kad galiu ir to kvėpot. O aplamai tai man norėtųsi labiausiai dėkoti už tą gamtą ir ramybę. Laidos pašnekovas tvirtina, kad Kulautuvos unikalumas yra gamta ir ramybė, o žmonės, kurie norėtų ją sudrumsti ar įkurti kokį pramogų centrą, turėtų tą daryti kitur. Triukšmą sukurti galima bet kur, o ramybę saugoti yra daug sunkiau. Buvo kaimas ir žmonės gyveno iš tikrųjų, kažkaip susirinkę į mažą miestelį, bet gana tokia kaimietiška galvosena buvo. Pirmiausia, visi turėjo sklypus, gerus daržus ir dabar turi, laikydavo toj pievai karvės. Dabar karvės, nežinau, ne vienos atrodo neliko. Vištas laikydavo visi. Tai vištos savo garsą, šunės, tikrai sudarytų tokią atmosferą kaimišką. Ir vakaruškos būdavo, ir ateidavo pasimušti iš kitų kaimų. Tai maždaug tokia buvo Kulautuva. Profesinius šio gydytojo laimėjimus būtų galima vardinti labai ilgai. Jurgio Brėdikio vardas žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Atsidavimas bei meilė darbui suteikė galimybę jį vadinti ne tik kardiochirurgu, bet ir neurochirurgu, habilituotų biomedicinos mokslų daktarų, mokslininkų bei išradėjų. O išėjus į pensiją suteiktas dar vienas titulas – rašytojo. Kada aš jau išėjau iš aktyvaus chirurgo darbo, iš tikrųjų pradėjau rašyti. 6 knygos jau parašytos yra ir jos gimė čia už to stalo arba viršui. Ta ramybė leidžia nesiblaškyti, ateiti su savo mintim ir mąstyti ir tos apmąstymus aprašyti, nes mano knygos daugiausiai tai yra apmąstymai, daugiau pozityvaus charakterio. Matyt, žmonėms to reikia, nes knygos yra gana skaitomos. Tai aš to patenkintas, kad čia galima kurti. Ir visi gali kurti, čia tam geros sąlygos. Pirmoje knygoje aprašomas gydytojo darbas klinikoje. Sulaukus didelio skaitytojų dėmesio, laidos pašnekovas nusprendė parašyti ir antrąjį romaną. Kitose kūriniuose rašytojas stengiasi giliau pažvelgti tai, kas supa mus. Į žmogų, kuris yra tarp dangaus ir žemės, pažvelgiu ne tiek filosofiškai, kiek per naujus mokslo, naujų mokslo žvilgsnių. Todėl aš pradžioj knygos įvedžiau skyrių, kurį pavadinau ingredientai. Tai kaip gerą sriubą verdant reikia gerų ingredientų, taip ir čia. Tai mano ingredientai yra kvantinė fizika, kvantinė teorija, holografija, virpesių rezonanso mokslai, sosukiniai laukai, naujausi DNR pasiekimai. Tai jie apverčia visą mūsų mąstymą, žmogaus supratimą, kurio dėja neturi tie, kurie net dabar baigia vidurinę mokyklą. Ne visi reiškiniai gali būti paaiškinami. Aš netgi įvežiau tokį terminą Dievo patentai. Reiškia, žmogui, kuris leidžia matyti mokslo dėka, suprasti ir atveria jam daug paslapčių. Bet kažką tai jis pasilieka savo visai ar laikinai ir tai yra Dievo patentai, reiškia, mums jie neprieinami yra. 86 metų medikas dabartinį savo gyvenimo etapą apibūdina kaip dalijimąsi žiniomis. Jis skaito paskaitas visuomeniai bei rašo knygas. Neslėpia, kad kūryba yra tikras darbas, kuriam tenka skirti labai daug laiko.
Gražus išpuoselėtas sodas yra tikra puošmena bei garbė namo šeimininkams, na, o Sasnauskų sodyboje jautiesi it botanikos sode. 23 metus dailės mokytoja dirbanti Daiva teigia, kad norint pasiekti tokių rezultatų tenka įdėti labai daug darbo, bet visa tai atsiperka. Baigiau dailės technikumą Telšiuose, galvojau būsiu juvelyrė, po to sąlygos pakeitė požiūrį į tą dalyką, reikėjo pasirinkti kitą darbą, pasisiūlė mokykloje dailės mokytojos vieta atsirado, ir tada pabaigiau pedagoginį Šiauliuose ir viskas taip savo su menais ir toliau ir eina. O kada Klautuvą? O į Klautuvą atsikraustėmės 91 turbūt. Pradėjau jau dirbti mokykloje, tai tokiu laiku ir pradėjom gyventi Klautuvai. Palengva statėmės rūmus šiuos kieme, kurį dabar matom, ir tvarkyti tą visą aplinką. Bet šiaip iš tikrųjų paėmus, tai pirmiausiai vyras surado šitą gražų kampelį, tą gražų lobį, kaip sakau, nes kažkaip net nuo vaikystės toks ir požiūris buvo, kad norėčiau gyventi namelyje ant vištos kojelės, prie vandens ar tai miške, ir svajonė įsipildė. Tai jisai ko gero pirmas yra atradęs šitą kampą, nes pats dirbo tokį gražų darbą, vedžiojo elektros įvadus. Ir su žmonėm čia pabendravęs pamatė, kad iš tikrųjų puikia vieta ir pačiam kojas įkelti. Tai vieta buvo pasirinkta neatsitiktinai? Ne, čia neatsitiktinai, tik apžvalgytai tiesiog. Ir jis paskui vieną kartą mane atvežė, sako, važiuojam, pasižiūrėsi, kur mūsų draugai gyvena. Nes šalia kaiminystėje mes paskui pas juos čia ir gyvenom. Dar keletą metų nuomavom kambarį, kad pradėt savo tą būstą kurtis. Tai kai pamačiau, sakau, su ta diena, kiek piniginiai pinigų yra, tiek ir investuosim. Taip, mes dabar matom nesutvarkytą praktiškai nuo pernai metų augalėlis, tai yra koloninė tuja, kuri yra išformuota lyg tai vainiko forma einanti, aplinkui besisukanti, ir jį suteikiu kiekvienai šakeliai obuoliuko tokia kaip ir forma, rutuliuką. Ir jau jisai dabar kiekvienais metais tie ūgliai stengiasi ir išauga, tai ką aš matau, kas man nepatinka, ir aš tiesiog juos gražiai su įrankiais nupjaunu. Tai yra modeliavimas, taip kaip skaitau, kaip šukuosenos gaminimas. Panašiai kirpėjos vyrus kerpa. Ir tokiu metodu mes sutvarkom tas gražias šakeles, nusikerpa tie jaunieji ūgliai. Labai stengtis jų daug ir stipriai nenukirpti, kadangi pasižeidžia jaunoji šakelė ir tada augalas, sakau, jisai pradeda ilgai neželti ir neformuoja iš naujo šakelių. Kada mes jas kerpam dažniau ir trumpesniem, tai jos greičiau tokia suformuoja didesnį tą kupoliuką. Šiaip augalą išformuoti, kad jisai būtų gražus, jam reikia ne mažiau 5 metų. Ne mažiau 5 metų, jeigu mes pradedam nuo visiško nulinės situacijos, kada medis pasodytas ir jam nukirpti reikia tą šakas nugenėti, palikti viršūnėje tik tai mažą daigelį, dabar jeigu aukštai viršus jau nenupjautas irgi. Tada tokiu atveju augalas reikalauja iš savęs, sakau, ne mažiau 5 metus jį formuoti ir tvarkyti, kad galėtum pamatyti tikrąjį jo subrendusio vaizdą. Pašnekovė teigia, kad darbuojasi kartu su vyru, tiesa pastarajam tenka rūpintis žolės pjovimu bei kitais vyriškais darbais, kurių pati Daiva negalėtų atlikti. Na, o visi augalų modeliavimai, gėlynų sodinimai, augalų priežiūra yra šios moters stiprioji pusė. Dabar, kur mes stovim, tai skaityk 1,5 metro buvo duobė. Ją reikėjo kažkaip tai sutvarkyti, kad nebebūtų tos lomos tokios didelės, tai privežta čia per 100 mašinų žemės. Tada išlygyta ir tas grožis prasidėjo savaime, nuo nedidelio kampelio vieno, pradėjom tiesiog nuo pat tako įėjimo nuo durų. Vieną lysvelę padariau, tada kitą, kai užsėjo žolę, tada pradėjau kuisti aš ją ir su kiekvienu kartu, su siūlo ornamentikos išdėliojimais, tokiais raštais, išieškota visas. Augalai vežti palengva, irgi visi ne vienu kartu, kadangi viską darom patys, viską savo rankom, nesamdom jokių firmų, jokių architektų ir želdintojų, tai jie mums nieko nepagelbėja ir taip palengva viskas palengva ir suvažiavo. Kas iš draugų, kas iš miestelio turgaus, kas dar iš kokių gerybių. Labai daug tujų ir visų augalų šitų dekoratyvinių, gyvatvorinių užsiauginau pati.
darže, tam sklype po sodybiniam, kai aš sakau, visi augalai praktiškai parėję yra iš tos anos zonos daržinės, kadangi kitą kartą parneši augalą, jisai būna neužaugęs, nesubrendęs ir tu nežinai, koks jisai bus užaugęs ir kaip jisai atrodys, nes šiaip darant tokius alpinariumus ir visą kuriant grožį, tai reikia, galvoju, žinoti ir pažinti gerai augalą, kaip jis atrodys po metų, po 2 ir po 3, kadangi jam reikia ir vietos, erdvės, ir galų gale ir struktūrą žemės jam reikia parinkti, kad jisai gražiai augtų. Tai vat, praktiškai visi augalai pragyvenę yra didelę dalį darže pirmiausiai. Pasižiūriu, kaip jisai atrodo, užaugęs kažkiek, nors metus laiko. Ir tada žinai, ar spalva, jo žiedynas koksai, kaip jis ten žydės, kokias spalvas pasiderinti, nes visą tai ir sudaro tą visą bendrą vaizdą, kada tu suderini augalą, sodini vieną žemą, kitą plokščią, vieną ilgą, kitą platų ir tada jie sukuria tą bendrą vaizdą. Ir visgi moteris išsiduoda, kad pats maloniausias darbas tai grožėtis augalais bei jų sukurta visuma. Tarpukariu Kulautuva buvo žymus kurortas, 1933 metais suteiktas šis statusas. Jo įkūrėjų laikomas pulkininkas leitenantas Vytautas Augustauskas, kurio rūpesčių paruoštas planas, gatvės apsodintos liepomis ir baltosiomis akacijomis. Kulautuvai tapus kurortų, nuolatinių poilsiautojų skaičius ėmė sparčiai augti. Šiuo metu Kulautuva vėl siekia susigrąžinti turėtą statusą. Tikimės, kad tai nutiks greitų metu ir Kauno rajone turėsime puikiai vietą ne tik gyventi, bet ir pailsėti.